Žinoma, be abejo, bet koks patiriamas stresas jisai veikia širdį ir kraujagyslės, nes išsiskiria stresiniai hormonai - kortizolis, adrenalinas, noradrenalinas, kurie lytinę funkciją slopina. Kortizolis konkrečiai, o adrenalinas, noradrenalinas sukelia širdies ir kraujagyslių tokius pakitimus, kurie, sakykime, jeigu stresas labai didelis ir ilgą laiką trukęs, gali sukelti net širdies infarktą, širdies ritmo sutrikimus, o erekcija yra grinai kraujagyslinis refleksas, tai yra draugystė tarp arterijų ir venų. Vienas kraujagyslės išsiplečia, kitas susitraukia, tai stresas turi tiesioginę poveikį į varpos kraujotaką. Darbo, miego, poilsio režimas 8 valandos miego, 8 darbo, 8 poilsio, jos yra labai svarbios. Ir šito režimo nesilaikymas sukelia labai daug sutrikimų. Kaip minėjau, dažniausiai širdies kraujagyslių, dėl lėtinio nuovargio, nerimo, kyla ne tik tai erekcijos sutrikimai, gali kilti šlapinimo sutrikimai, žmogus gali nuolatos norėti šlapintis ir būna tokių pacientų, kurie kreipiasi dėl dažno šlapinimuose ir pabaigoje jam diagnozuojamas nerimo sutrikimas. Psichologinio lauko specialistai paskiria tam tikrų preparatų nerimui mažinti arba išmoksta reaguoti kitaip į dirgiklius aplinkinius ir tas šlapinimasis jisai pagerėja.